kad išpjauti plyšius nevažiavimo zonose, kurios yra sujungtos į vieną, galima naudoti akligatvius. Kaip tas daroma? Pirmiausia, mes einam į savo kiemą, Enter My Yard, pasirenkam Edit Map, tada pasirenkam pliusą, nes kursim naują objektą, pasirenkam Dead End akligatvis. Akligatvis reiškia, kad robotas važiuos tik viena kryptim, nedarys posūkio, įvažiuos ir išvažiuos tą pačią kryptim be jokių pasisukinėjimų. Taigi, nusivarom robotą į vietą. Sąlyga yra tokia, kad akligatvis turi prasidėti pjovimo zonai ir jisai gali važiuoti per nevažiavimo zoną. Tai yra vienintelis objektas, kuris gali važiuoti per nevažiavimo zoną. Paspaudžiam ant taikinuko, kad matytume, kur yra mūsų robotas. Mes matom dvi nevažiavimo zonas. Ir kada esam vietoj, privažiuojam į vietą, spaudžiam Start ir tiesiog įvažiuojam į nevažiavimo zoną, neskubėdami į tą plyšį. Plyšys yra nedidelis, taigi neskubam. Matot, robotas važiuoja nevažiavimo zoną. Taigi pravažiavom, matom, kad mūsų nosis yra jau už nevažiavimo zonos, spaudžiam Next ir apsirašom būtent savo nevažiavimo zonai esantį akligatvį. Taigi pjovimo aukštį darom dažniausiai tokį patį kaip pjovimo zonai, šiuo atveju 5.1. Greitį dažniausiai darau lėtesnį ir patvirtinu. Labai paprasta. Ir išeinam iš redagavimo. Tam, kad pabandyt, tiesiog išsivarysim robotą į pjovimo zoną kažkur tai. Uždarom valdymą, einam į priekį, spaudžiam geltoną trikampį ir padarom naują planą, kuriame bus tik tai vienas akligatvis. Spaudžiam plius, pasirenkam akligatvis 1, kurį mes pasidarėm, patvirtinam ir pasivadinam kažkaip, kad atsimintume. Patvirtinam ir tiesiog padarom planą, kuris susideda tik tai iš vieno akligatvio. Spaudžiam pradėti, trikampis geltonas, Start Now. Spaudžiam ant žemėlapio. Robotas atvažiuoja iki vietos, kur buvo nurodyta. Spaudžiam taikinio, kad matytume grafiškai kaip atrodo. Paleidžia peilius ir važiuojam. Išpjaunam, sustojam ir taip pat atbulom išvažiuojam. Taip galima labai tiksliai išsipjaustinėti vietas, kur labai sunku įvažiuoti. Kada robotas atliko darbą, jisai tiesiog važiuoja į krovimo stotelę. Mes jį dabar sustabdysim, nes darbą jis iš esmės padarė.